Kuo skiriasi savęs gailestis nuo atjautos savo ir kodėl gailėjimasis savęs nepadeda? Sveiki, mano vardas Indrė, esu kaučerė, hipnoterapeutė, empatė ir aš šiandien tau papasakosiu, kuo gali pakeisti savęs gailestį, juo greičiau išsikapstytum iš tos situacijos, kurioje esi. Pažiūrėkim, kaip skamba savęs gailestis. Koks tu vargšas, vargšė kad. Jeigu gerai pažvelgsite, čia pamatysit nuolatinį kartojimą ir vidinį pripažinimą, kad jūs esate vargšas ir vargšė. O kaip būti kažkuo kitu, jeigu tu pats savo kartoji, kad tu esi vargšas, vargšė? Nu ir kūnas prisitaiko. Kita mintis. Kodėl būtent man? Arba už ką man? Tai yra klausimai, kurie pajungia galvoj mechanizmą, kuris ieško prisiminimų ir patvirtinimų tam, kad jūs esate kažkoks netoks netokia, kad jūs prastas, kad blogai kažką darot, koks jūsų baisus charakteris ir aplamai koks jūs siaubingas žmogus ir vos netoks žmogus yra vertas taip kentėti. Esminis klausimas čianai. Kuo šie atsakymai padeda? Kuo padeda tai, kad viduje mes paimam ir padarom tą išvadą, kad esu maža, netikus, auka ir taip toliau. Ogi nepadeda. Mes tik dar labiau, dar giliau grimstame į kančią. Vis labiau tampame tokiu nepajėgiu, beviltišku ir silpnu. O toks žmogus iš esmės nelabai gali susitvarkyti su esama sudėtinga situacija. Nu ir tada nesusitvarkai su ta situacija. Tai kuo tada keisti? Savęs atjauta ir supratingumu savo. Pažiūrėkim, kaip tai skamba. Šiuo metu aš išgyvenu sudėtingą laikotarpį. Aš jaučiuosi prastai ir man tikrai nemalonu ir sunku. Ir suprantu, kad tai gali užtrukti, todėl man reikia labiau rūpintis savim ir save atjausti. Aš leidžiu savo stiprėti ir sveikti. Po tokio didelio smūgio ar sunkumo tai yra visiškai normalu. Aš palaikau save, myliu save. Ir net jeigu mintys atrodo, kad aš to nevertas, nelaikau to tiesa. Su meile, su rūpesčiu, su švelnumu savo esu. Esu čia savo. Pažiūrėkite, iš esmės tokios mintys gydo ir stiprina. Priešingai nei tos, kurias girdėjote prieš tai. Jos suteikia ramybės, vilties, tikėjimo, kad netrukus viskas bus geriau. Jos gydo širdį ir sielą. Stiprina ir leidžia išbūti nepatogioj situacijai. Nepaverčia auka, neužveda savęs kaltinimo, gėdimo, teisimo ten kažkokių ciklų. Tai ir yra, ko mums reikia. Leisti savo gyti, leisti savo augti tame momente, tame nepatogume, leisti savo jausti didesnį stabilumą tarsi po kojo. Naudokite. Iš esmės, jeigu naudosite, tai pakeis jūsų sunkiausių momentų gyvenime atlaikymą. Ir sekite, jeigu norite daugiau tokių pamatymų giliau ir toliau. Apkabinu. Indrė.